Na kągi, visada gali pasispausti pauzę. Pradėsim tada, atidarom tą papkę, kur atsisiuntė tą failiuką instaliacinę programos. Va, spaudžiam šitą failiuką, instaliuojame, visą laiką next, yes, next, next, close. Tą uždarome. Dabar einam į crack, kopijuojame, einame į mano kompiuterį per čia, C diskas, program files ir bus papkė resizer kažkaip tai, to įrasim. Įdėsiu, va, restore my files. Va, čia irgi toks pats failiukas, čia į tuščią vietą įklijuojame, paprašys perrašyti, sutinkame, viskas uždarome.